Dar kartelį labas vakaras, gerbimi futbolo aistruoliai, 5 kanalo žiūrovai. Mes jums pristatome Lietuvos futbolo A lygos 14 turo centrinio mačo rungtynes tarp aikštės šeimininkų, Kauno klubo futbolininkų bei Vilniaus Vėtros. Kas nematė pirmųjų 45 gero, gryno, atviro žaidimo, tiems turiu pasakyti nedidelę staigmeną, nes kol kas 2-0 pirmauja Vilniaus Vėtros ekipa. Štai toks netikėtas rezultatas kol kas yra užfiksuotas po pirmųjų 45 žaidimo minučių. Apie antrąjį kėlinį jums taip pat kaip ir apie pirmąjį pasakos Žinių radijo bendradarbiai Aurimas Budraitis bei Žilvinas Aleksandravičius. Dar kartelį sveikas gyvas Aurimai. Sveikas Žilvinai, atrodo, jog FBK Kauno treneris Angelas Červenkovas tik prasidėjus antrajam kėliniui iškart imasi radikalių sprendimų ir aikštėje du priekinės linijos žaidėjai, saugas Gyvis Kvarackelyje ir puolėjas Mindaugas Grigalevičius. Vėtros ekipoje visi tie patys 11 žaidėjų, kurie žaidė pirmajame kėlinyje, tie pradėjo ir antrąjį kėlinį. Na ir dabar Vilniaus Vėtros ekipos futbolininkai su kamoliu ir kairiajame atakos krašte klostosi jų ataka, perdavimas aikštės viduriui ir dar vienas pavojingas epizodas, smūgis į vartus. Mindaugas Malinauskas buvo palikęs vartus, tačiau kamuolys skrieja šalia vartų ir vis dėlto kerta galinę liniją. Na štai, antrasis kėlinys prasideda lygiai taip pat kaip ir pirmasis, vos pirmoji klubo iš sostinės ataka ir iš karto rimti nemalonumai gresia Mindaugui Malinauskui. Na, šį kartą prie kamulio buvo Darvydas Šernas. Šis futbolininkas ir pirmajame kėlinyje buvo pastebimas, tačiau jam Mindaugo Malinausko nuginkluoti nepavyko, o tą sugebėjo padaryti Darvydo Šerno komandos draugai Egidijus Juška bei Vitalijus Stankevičius. Būtent po jų pelnytų įvarčių rezultatas yra toks, kokį mes dabar matome švieslintyje 2-0. O čia jau atsakomasis Kauno klubo futbolininkų išpuolis ir ką tik aikštėje pasirodęs Gyvis Kvarackelyje. Pirmą kartą šiose rungtynėse itin neužtikrintai žaidžia Stanislavas Kozirevas. Jei pirmajame kėlinyje mes keletą kartų sakėme komplimentus šiam legionieriui iš Rusijos, tai štai dabar pirmasis epizodas ir neužtikrintas legionieriaus iš Rusijos žaidimas bei pirmasis kampinis prie jo ginamų vartų. Rafaelis Ledesma, kaip ir pirmajame kėlinyje prie kampinio gairelės, vėl Kvarackelyje smūgis ir 2-1, štai taip. Spėkit kas. Na, tik aikštėje pasirodęs Mindaugas Grigalevičius mažina skirtumą iki 1-2 ir tai reiškia, kad mes turėsime matyti tokį pat įdomų antrąjį kėlinį, koks buvo ir pirmasis. Pirmajame kėlinyje įvarčio reikėjo laukti kur kas ilgiau, o štai prieš tai epizode sublizgėjo Gyvis Kvarackelyje, žaidėjas, kuris sužaidė tik 2 minutės antrajame kėlinyje, dar po kelių sekundžių įvartį muša Mindaugas Grigalevičius. Na ir jis muša įvartį po to paties Gyvio Kvarackelyjos perdavimo. 1-2 dabar FBK Kaunas pralaimi ir be jokios abejonės dabar jau psichologinė būsena bus jų pusėje. Ledesmos perdavimas tam pačiam Grigalevičiui. Na, Beniušis prie baudos aikštelės prieigų ir Beniušiui skirta pražanga. Na, be abejo, iš to, ką mes matome antrajame kėlinyje, abejoti netenka. Kauno klubo futbolininkų vyriausiasis treneris Angelas Červenkovas matyt rimtai pašnekėjo su savo auklėtiniais ir štai to rimto pašnekėsio vaisius mes jau ir matėme. Ką tik buvo pelnytas atsakomasis įvartis, rezultatas 2-1, vis dar Vilniaus Vėtros ekipos naudai ir kol dabar su kamuoliu Mindaugas Malinauskas dar kartelį šių šiandien rungtyniaujančių komandų sudėtis. Taigi, Vilniaus Vėtras, Stanislavas Kozirevas, vartininkas, gynėjų grandis Pedro Batelio, 99 numeris, 55 rungtyniauja bene tituluočiausias Vėtros futbolininkas Andrius Skerlas, 6 numeris Marijanas Budimiras, 22 Andrėjus Usačiovas, saugai, 8 numeris Bobis Božinovskis, 17 Mindaugas Panka, 10 numeris Darvydas Šernas, bei 3 puolėjai, 77 Egidijus Juška. Na, šis futbolininkas dažniau būna ir aikštės viduryje, taigi saugo puolėjo grandinė žaidžiantis Egidijus Juška, taip pat Vitalijus Stankevičius, numeris 11, bei 70 numeris Limas Severino, komandos vyriausiasis treneris, debiutuojantis šiandien Lietuvos futbolo A lygos čempionate prie Vilniaus Vėtros klubo vyriausiojo trenerio vairo Donatas Vencevičius. Ir dar vienas Kauno išpuolis Kvarackelyje. Ledesma perdavimas vėl Grigalevičiui ir fantastiškas
fantastiška proga išlyginti rezultatą. Na, aiškinti, ar pasiteisino Červenkovo keitimai, turbūt nereikia. Puikiai matome tiek Gyvi Kvaratskhelia, tiek Mindaugą Grigalevičių bent jau per tas 5 antrojo kėlinio minutės. Bent jau man asmeniškai tai yra patys geriausi FBK Kauno žaidėjai. O su kamuoliu Vilniaus Vėtra. Egidijaus Juškos perdavimas Limai Severinai ir nuo Sanajevo kojų kamuolys palieka aikštę. Na, dar Sanajevas padiskutuoja su rungtynių arbitro asistentu apie šį epizodą. Severino su kamuoliu. Perdavimas Tautiečiui. Pedro, vėl Severino prarastas kamuolys ir vėl gražiai sužaidžia Vitalijus Stankevičius. Panka. Stankevičius turėjęs dar vieną fantastišką progą, esant rezultatui 2-0. Na, jei būtų trečią įvartį dar įmušęs Vitalijus Stankevičius, galbūt tokio įdomaus futbolo antrajame kėlinyje mes ir nematytumėme. Šernas, kamuolio prašo Usačiovas, jį gauna Severino nuošalė. Taip, nuošalė yra Usačiovas. Andrėjus Usačiovas atsiduria nuošalėje ir priekaištai komandos draugams, kad jie tiek delsė ir taip vėlai atidavė kamuolį jiems. Beniušius. Pražangos nėra dabar prieš Budimirą. Kamuolys jau aikštės viduryje. Na ir kaip paprastai būna, viskas vyksta per Rafaelį Ledezmą. Prieš jį Božinovskis. Kaip gražiai žaidžia Ledezmą. Prasiveržimas, pražangos nėra. Aišku, nepatenkintas dabar Kauno treneris Červenkovas, o Vėtra jau kūrė dar vieną ataką aikštės viduryje. Božinovskis prašo kamuolio ir kaip nesėkmingai jo negauna dabar Vitalijus Stankevičius. Vėl atviras, greitas futbolas. Kiek komandų žaidėjai turės jėgų, pasakyti sunku, dabar nuošalės nėra, net nėra kada išvardinti FBK Kauno komandos sudėties. Šernas prie baudos aikštelės prieigų. Smūgis ir ten jau Darius Sanajevas. Juška su kamuoliu prieš Kšanavičių. Juška perdavimas Severino ir prarastas, net neprarastas kamuolys. Severino suklaidina du varžovus, perdavimas į kairį krašto, smūgis ir dabar jau galime dabar paploti Mindaugui Malinauskui. Jei pirmajame kėlinyje mes dažniau peikėme šį vartininką, tai šiame epizode jis padarė viską, kad trečią kartą nekristų kamuolys į jo ginamus vartus. Dar kart šis epizodas. Pirštų galais dabar kamuolį lietė Malinauskas ir to užteko, jog kamuolys vietoj vartų pasirinktų skriejimo kryptį už galinės linijos. Na, Edmundas Gaigalas, šių rungtynių arbitras, jau perspėja Egidijų Jušką, jog šis nežaistų taip su laiku ir šiek tiek greičiau pradėtų šias rungtynės. Na, o dabar šiek tiek paskuba tas pats Egidijus Juška, nes rungtynių arbitras prašė palaukti švilpuko. Juška to nepadarė. Na ir dar tiems futbolo aistruoliams, kurie nematė pirmojo kėlinio, galime paminėti, kad mažiausiai 2 realias progas dar be tų, kurias išnaudojo, turėjo Vilniaus Vėtros ekipos futbolininkai, tačiau tuomet šypsojosi Fortuna kauniečiams ir 2 įvarčius įmušę Vilniečiai pirmajame kėlinyje daugiau nieko nepasiekė. O štai antrajame, vos tik jam prasidėjus, aikštės šeimininkai iš karto pelnė atsakomį įvartį ir mūsų spėjimai apie tai, kad Vėtros klubas bandys tik išsaugoti esamą rezultatą, kol kas nepasitvirtino ir nuo to yra tik geriau, nes atviras ir dinamiškas futbolas ir toliau mums yra rodomas Dariaus ir Girėno stadione. Oro sąlygos futbolui yra tiesiog idealios ir dabar įsivažiuojant antrajam rungtynių kėliniui FBK Kaunas klubo futbolininkų sudėtis. Vartininkas Mindaugas Malinauskas, antrasis numeris Nerijus Radžius, trečiuoju numeriu pirmajame kėlinyje žaidusi Adriana Mroveca, gynėja keičia puolėjas ir jau įvartį mušęs Mindaugas Grigalevičius. Penktasis numeris Darius Sanavejevas, šeštasis Nukris Mančkava, komandos kapitonas Ričardas Beniušius, Rafaelis Ledezma, Audrius Kšanavičius, Mindaugas Bagužis, vietoj Andriaus Bartkaus aikštėje pasirodęs Gyvis Kvaratskhelia ir Marius Činikas. O dabar nesėkmingas Pedro perdavimas komandos draugams ir dar komandą treniruoja FBK Kauno vyriausiasis treneris Angelas Červenkovas. Na ir dabar aikštės šeimininkai ir toliau bando lyginti žaidimą šiuose rungtynėse. Na, turiu omenyje rezultatą. Kol kas antrajame kėlinyje vieną pavojingą progą turėjo kauniečiai, vieną pavojingą išpuolį surengė ir Vėtros klubo futbolininkai. Dabar atako organizatorius Rafaelis Ledezma. Kairiajame atakos krašte prieš jį iš karto 2 Vėtros futbolininkai ir kiekybinis pranašumas dabar leidžia Vilniečiams išsmūgiuoti kamuolį už šonės linijos, tačiau aikštės šeimininkai ir toliau tęsia savo ataką ir kamuolį dabar prie baudos linijos turėjo kauniečiai. Nesėkmingai
sėkmingai bandė atiduoti į dešinę ir čia pat jį praranda, tačiau ir vėl su kamuoliu Kauno klubo futbolininkai. Beniušis pagaliau gauna kamuolį ir grąžina į komandos draugams, tęsiasi kauniečio ataka ir štai tik tai dabar ji nutrūksta, na, o ten atakos smaigalė Mindaugas Grigalevičius vėl buvo netoli to, kad galėtų smūgiuoti į Stanislavo Kozirevo ginamus vartus, o dabar jau aikštės viduryje yra griaunamas Pedro ir kamuolys būtent nuo šio futbolininko palieka aikštę. Su kamuoliu Rafaelis Ledezma ir prieš jį prasižengia Vėtros ir Lietuvos rinktinės kapitonas. Na, Lietuvos rinktinės tik žaidėjas, o Vėtros kapitonas Andrius Kerla. Na, atrodo, prasideda jau ir pradeda rodyti nepasitenkinimą rungtynių arbitro veiksmais tiek vienos, tiek kitos komandos atstovai. Na, vieną geltoną kortelę mes matėme. Na, ir tik vieną, ir pirmajame kėlinyje jie buvo nubaustas Nerijus Radžius. Kauno ataka, perdavimas į baudos aikštelę, pavojingas perdavimas, tačiau ten Stanislavas Kozirevas ir vėl sužaidžia taip, kaip reiktų žaisti. Darvydas Šernas jau prašo kamuolio komandos draugai, tačiau atrodo nieko iš to išpešti nepavyko. Jau su kamuoliu Mindaugas Malinauskas visai kitoje aikštės pusėje. Jo perdavimas Mariui Činikui neparuoštas, nesėkmingas, visiškai bereikalingas perdavimas, kuris suteikia progą kontratakuoti Vėtros futbolininkams. Nuošalės nėra ir Darius Anajevas dabar kaip sėkmingai užsiema savo poziciją. Jokių šansų neturėjo dabar jo oponentas ir varžovas iš Vėtros komandos Limas Severino ir kamuolys tiesiog palieka aikštę. Mindaugas Malinauskas ragina komandos draugus, jog reikia dar šiek tiek daugiau pastangų, reikia dar daugiau noro ir viskas yra įmanoma. Iki rungtynių pabaigos dar 35 minutės, todėl rezultatas 2-1 aišku nieko nereiškia. Vėl Darvydas Šernas, na, žaidėjas, kurį pasikartosiu, tačiau vienas geriausių žaidėjų Vėtros gretose. Iš to, ką mes matėme per pirmąjį kėlinį, kaip jis kūrė atakas, o dabar geltona kortelė ir jie baudžiamas Limas Severino. Ar Mindaugas Panka? Mindaugas Panka baudžiamas už tai, jog nuspyrė kamuolį po švilpuko. To daryti, na, kaip jau skelbia futbolo taisyklės, tikrai negali. Na ir rungtynių arbitras dabar jau ko gero vis griežčiau ir griežčiau reaguos į štai tas Vilniaus Vėtros klubo futbolininkų žaidimą su laiku akimirkas ir gali užsidirbti ne vienas futbolininkas geltoną kortelę, o štai dabar dar vienas keitimas ir netrukus aikštės šeimininkų gretose mes pamatysime legionierių iš Baltarusijos Alchą Strachonovičių. Pasižiūrėsime, kągi pakeis šis futbolininkas. Na, Angelo Červenkovo sprendimas yra toks ir aikštę dabar palieka 16 numeris Audrius Kšanavičius. Šis futbolininkas, na, sakykime taip, buvo pastebimas, atliko nemažai nematomo juodo darbo ir vieną turėjo labai pavojingą epizodą, jei pamenate pirmajame kėlinyje, maždaug iš 20 metrų jos smūgiuotas kamuolys šiek tiek praskriejo virš vartų. Na ir štai dabar Alechas Strachonovičius, dažnai šis futbolininkas pradėdavo rungtynes startinėje sudėtyje, šiandien Angelas Červenkovas nusprendė kitaip, tačiau Baltarusis turi dar bemaž visą antrąjį kėlinį įrodyti, kad jis yra vertas rungtyniauti šiose rungtynėse. O dabar dažnai matomas vaizdas šiose rungtynėse, eilinė Vėtros kontrataka, perdavimas link vartų, Mindaugas Malinauskas dabar aplenkia link kamuolio skubėjusi Limą Severino ir šiek tiek per stiprus perdavimas. Ir labai netikslus. Ir labai netikslus perdavimas, adresuotas Severino ir Mindaugui Malinauskui šis kamuolys tapo lengvų grobių, kol kas rezultatas išlieka nepakitęs nuo antrojo kėlinio pradžios. 3 įvarčius yra kartu sudėjus pelnė abi komandos, tiesa Vilniaus Vėtros klubo futbolininkai įmušė 2, o aikštės šeimininkai atsakė 1. Dar kartelį rungtynių chronologija, tačiau po to gal kai baigsis ši Vėtros ataka, dabar Pedro atiduoda kamuolį savo komandos draugui ir čia netikslus perdavimas, kauniečiai dar kartelį perskaito Vėtros klubo veiksmus puolime, taigi 15 minutė Egidijus Juška 1-0, 26 minutė Vitalijus Stankevičius 2-0 ir antrajame kėlinyje 47 minutė Mindaugas Grigalevičius 1-2. Štai toks yra rezultatas šiuo metu, o dabar dar kartelį neleistinai žaidžia aikštės šeimininkai prieš Vilniaus Vėtros klubo futbolininkus ir šį kartą geltonos kortelės mes neišvysime. Dar kartelį šis epizodas jūsų ekranuose ir pirmasis prie kamuolio buvo suskubęs Andrijus Usačiovas ir po to neleistinai prieš jį žaidė Kauno futbolininkai, taigi dabar baudos smūgis nuo savųjų vartų Vėtros klubo futbolininkai. Grąžina kamuolį savo komandos vartininkui. Na ir jau matome FBK Kauno spaudimą, iš tikrųjų labai
Smagu žiūrėti, kai komanda, kuri tik prasidėjus antrajam kėliniui nori išspręsti visas problemas, nefiksuoja pražangos dabar rungtynių arbitras ir atrodo rimtos emocijos dabar. Štai ką mes matėme. Pirmajame kėlinyje labai ramus futbolas, labai gražus futbolas. Antrajame to nei iš tolo nematome. Šių rungtynių kaina didžiulė. Dabar pažiūrėsime, kokių sprendimų bus priverstas imtis rungtynių arbitras Edmundas Gaigalas. Na, būtų įdomu pamatyti, dėl ko viskas prasidėjo. Ant žaliosios vejos guli Darvydas Šernas. Jo komandos draugai lyg ir norėtų parodyti, jog specialiai šiam žaidėjui per kojas sudavė, įspyrė šiam žaidėjui, FBK Kauno žaidėjui. Ar tai matė rungtynių arbitras? Na, galbūt Vilniaus Vėtros klubo futbolininkai supyko po to, pažiūrėkime dar. Dar kartelį štai šis epizodas. Vėtros klubo futbolininkai kontroliuoja kamuolį ir čia mes matėme baigiamąją šio epizodo fazę, nes kiek ankstėliau Rafaelis Ledesma taip pat buvo atsidūręs prie Stanislavo Kozirevo ginamų vartų baudos aikštelės linijos, tačiau lyg ir prašydamas pražangos iš rungtynių arbitro jos negavo ir štai po to, kuomet Vėtros klubo futbolininkas atsidūrė ant žolės ir vilniečiai smūgiavo kamuoliu šonės linijos, tuomet ir prasidėjo nesklandumai šiose rungtynėse, tačiau atrodo, kad rungtynių arbitras su savo padėjėjais šį epizodą išsprendė labai sėkmingai ir netgi panašu buvo išvengta nuobaudų šiame epizode ir dabar aikštės šeimininkai grąžina kamuolį į žaidimą ir dar kartelį mes matome šį epizodą nuo pradžių. Na, Rafaelis Ledesma atsidūrė ant žaliosios vejos, o po to jau vilniečiai sąmoningai smūgiuoja kamuolį į užribį. Na, aišku, kas atsitiko tame epizode su Darvydu Šernu, jis nebuvo toje situacijoje, kur skriejo kamuolys. Vėtros žaidėjai atrodo arba tai pamatė, arba pamatė tai, ką jie matyti norėjo. Atrodo, jog baigėsi šis epizodas, vėl grįžkime žiūrėti tai, ką visi ir norėtų matyti, o svarbiausia čia yra futbolas, svarbiausia yra įmušti įvarčiai, gražus epizodai ir tikrai ne tos aistros, kurios vyravo prieš keletą minučių. Tačiau vienas epizodas bent jau iš Rafaelio Ledesmos buvo labai gražus, jis atsiprašė Darvydo Šerno, galbūt už netyčinį veiksmą. Na, o dabar išvysime panašu, jog trečią geltoną kortelę šios dienos rungtynėse. Taip, Nukris Mančkava baudžiamas geltoną kortelę ir dabar, kaip ir rezultatu, taip ir pagal geltonas korteles kol kas 2-1 pirmauja Vilniaus Vėtra. Na, pirmauja sąlyginai pagal korteles, nes 2 kartus yra nubausti FBK Kauno žaidėjai, Nerijus Radžius ir dabar Nukris Mančkava ir Vėtros gretose nubaustas buvo Mindaugas Panka. Na ir kol kas antrajame kėlinyje vis labiau jam įsibėgėjant, jau 17 antrojo kėlinio minutė, kol kas rungtynių sparta šiek tiek yra nukritusi. Na ir rungtynių sparta nukrito, galbūt ėmė reikštis ir pirmasios nuovargio fazės ir futbolininkai vis dažniau ir dažniau žaidžia ne į kamuolį, o į kojas. Neaišku, nori jie to ar ne, tačiau yra taip, kaip yra ir dabar su kamuoliu jau Kauno klubo futbolininkai kairiajame atakos krašte. Po keitimo pasirodė Salechas Trafanovičius, ilgai kontroliavo kamuolį, grąžina jį atgal ir ten Darius Sanajevas. Jo perdavimas į dešinę savo komandos draugui, kauniečiai išsaugo kamuolį ir štai po ilgesnės pertraukos šiek tiek ilgiau trunkanti aikštės šeimininko ataka. Ir toliau su kamuoliu kauniečiai, na, bemaž jau 10 perdavimų atliko FBK Kauno futbolininkai ir toliau su kamuoliu Alchas Trafanovičius, jo perdavimas į baudos aikštelę ir ten sėkmingai žaidžia Vėtros klubas, tiesa neilgam ir toliau su juo kauniečiai, dar vienas smūgis į vartus ir šį kartą smūgiavo jau Gyvis Kvaratskhelia, tačiau ir dar kartelį sėkmingai žaidžia Vėtros klubo gynybą. Dar kartą Stanislavui Kozirevui neteko prisiliesti prie kamuolio. Štai sujudimas Dariaus ir Girėno stadione. Aikštės šeimininkų palaikomo komanda bando šturmuoti Vilniečių vartus ir žiūrėsime, kogi baigsis šis turmas. Kol kas šiame epizode jis baigėsi nieko. Stanislavas Kozirevas po ilgesnės pertraukos kontroliuoja kamuolį, šiek tiek ramina situaciją prie savųjų vartų, tačiau neilgam su kamuoliu vėl kauniečiai. Kvaratskhelia, perdavimas į dešinį kraštą, ten vienintelis Marius Činikas, prieš jį Usačiovas. Na, kas laimės šią mikrodvikovą? Pavyksta perduoti kamuolį
Činikui, tačiau jo perdavimas adresato nepasiekė. Na ir Vėtros žaidime nekartą matytas veiksmas, po nesėkmingos varžovo atakos bandoma surengti kontrataką, kuri nebuvo sėkminga. Dabar Bagužio perdavimas ne ten, kur turėjo būti. Grigalevičius, na, iš neįtikėtinos situacijos atbėgo šis žaidėjas ir sugeba išsaugoti kamuolį aikštėje. Prisimenu aš dar Mindaugą Grigalevičių iš tų laikų, kai žaidė Vilniaus Geležinio Vilko komandoje. Niekada nepasižymėjęs geru, niekada nepasižymėjęs tuo, jog turi, na, galbūt po šios situacijos. Darvydas Šernas prieš Bagužį. Šernas įsiveržė į baudos aikštelę, smūgis ir Darvydas Šernas. Atrodo, jog šiame epizode vėl galėjo padovanoti savo komandai trečią įvartį ir dar šiek tiek nuraminti varžovus, kad jie šiek tiek nutoltų nuo to šturmo, kurie rengė beveik visą antrąjį kėlinį. Negalime nuvertinti ir Vėtros, ši komanda antrajame kėlinyje taip pat žaidžia labai neblogai ir pagal sukurtas progas turbūt negalime sakyti, jog Vėtra nusileidžia BK Kaunui. Na ir dabar atrodo Mindaugas Malinauskas buvo užsiėmęs gerą padėtį ir jis būtų išgelbėjęs savo komandai, kamuolys būtų skriejęs į vartų plotą, tačiau kamuolys praskriejo šalia kairiojo virpsto ir taip mes kol kas antrajame kėlinyje neišvydome trečio įvarčio į kauniečių vartus. O dabar svečiai iš Vilniaus vėl grąžina kamuolį į žaidimą ir tą padarė Pedro. Dabar su kamuoliu jau Kauno klubo gynėjai, visi praktiškai futbolininkai netrukus turėtų atsidurti Vėtros klubo aikštės pusėje ir štai tolimas perdavimas ieškant Richardo Beniušio, tačiau jis kiek netikslus ir rezultatyviausias A lygos čempionato žaidėjas, pelnęs jau 14 įvarčių, kol kas šiose rungtynėse nėra itin pastebimas. Na be abejo, visi Vėtros futbolininkai puikiai žino Richardo Beniušio galimybės ir, kaip Aurimai pats minėjai ne kartą, vos keletą prisilietimų jam kartais pakanka pelnyti įvartį rungtynėse, kad ir prisiminus paskutinį mačą prieš Vilniaus Žalgirį, kuomet tik tai antroje rungtynių pusėje pasirodęs Richardas Beniušis net 4 kartus nuginklavo vilniečių vartininką. Na, o dabar gražiai sužaidžia Egidijus Juška, jis sugeba perimti pirmame epizode kamuolį iš Nukrio Mančkavos, o po to atrodo tiesiog smūgiavo į Richardo Beniušio kojas šis futbolininkas ir kamuolys už šoninės linijos. Na, dabar šiek tiek persikelkime į kitus stadionus ir Panevėžyje ekranas triuškina. Toliau triuškina Šilutė, ten rezultatas jau 6-1. Žalgiris įmušė 2 įvarčius į Intero vartus. Šiauliai 1-2 pralaimi Sūduvai, o FC Vilnius 1-0 pirmauja prieš Atlantą. Dabar Šernas bandė pergudrauti Marių Činiką. Tas jo bandymas nebuvo sėkmingas ir kauniečiai pradės savo naują ataką. Mindaugas Bagužis atrodo, jog turėtų daryti šiek tiek viską greičiau pagal visą futbolo supratimą, pagal tai, jog jo komanda priversta vytis varžovus. Jis niekur neskubėdamas įvedė kamuolį žaidimą. Dabar jau kamuolys visiškai kitoje aikštės pusėje. Alekas Strakanovičius ir prieš jį sėkmingai žaidžia, tiksliau jis pats nesėkmingai žaidžia ir labai trumpai turėjo kamuolį Vėtros futbolininkai, vėl jį praranda, vėl perdavimas Strakanovičiui. Na ir dabar per paskutinę minutę turbūt abi komandas kartu klaidų padarė tiek, kiek per 22 minutės, kurios jau sužaistos antrajame kėlinyje. Na, nepastebimai greit bėga laikas, beveik įpusėjo antrasis kėlinys ir kol kas rezultatu 2-1. Pirmauja svečiai iš Vilniaus Vėtros futbolininkai. Na ir netrukus Donatas Vincevičius išleis į aikštę dar vieną futbolininką ir atrodo tai bus Robertas Veževičius. Šis futbolininkas netrukus pasirodys aikštėje ir žiūrėsime, kuriogi komandos draugo vietą jis užims aikštėje, o kol kas Mindaugas Malinauskas vėl kontroliuoja kamuolį. Antrojo kėlinio vidurys jau pasiektas ir rezultatas toliau išlieka nepakitęs nuo to, kai 47 minutę kauniečiams pavyko pelnyti atsakomąjį įvartį ir po keitimo pasirodęs Mindaugas Grigalevičius bemaž pirmąjį kartą prisilietęs prie kamuolio iš karto nuginklavo Stanislavą Kozirevą. Ir dabar kauniečiai ir toliau kontroliuoja kamuolį, visi išskyrus 2 futbolininkus yra Vėtros komandos aikštės pusėje ir panašu, kad jau dabar prasideda svečių iš Vilniaus komandos vartų šturmas. Dabar kauniečiai dešiniuoju atakos kraštu, perdavimas link vartų, tačiau jis yra
nesėkmingas ir ten kova dėl kamulio, sėkmingai žaidžia kairiajame atakos krašte Andrėjus Usačiovas, tačiau jam kamulio perimti nepavyksta. Štai dabar atrodo Usačiovas kontroliuoja kamulį ir jau Darvydas Šernas su juo bando Vėtra dar kartelį kontratakuoti. 3 prieš 3 dabar grūmėsi futbolininkai ir ant žolės atsidūręs kauniečių klubo futbolininkas dabar buvo nugriautas neleistinai, o čia rungtynių arbitras dar bando paaiškinti Vėtros futbolininkams, už ką jis buvo užfiksavęs pražangą, o tuo tarpu pauzė žaidime ir mes matome dar vieną keitimą šias rungtynėse. Taigi netrukus aikštelėje pasirodys Robertas Veževičius. Jis keičia 77 numerį, tai yra Egidijus Juška. Tai yra futbolininkas, kuris šiandien pirmasis pelnė įvartį. Robertas Veževičius žaidėjas, kuris taip pat, bent jau Aleksandro Tarchanovo vadovaujamoje ekipoje netaip dažnai pasirodydavo aikštėje, dabar jis keičia iš tikrųjų daug jėgų atidavusi. 32 metų Egidijų Juška su kamuoliu FBK Kaunas. Na, dar apie keitimus galime pažymėti tai, jog Vėtra kol kas pakeitė pirmąjį žaidėją, tuo tarpu kauniečiai padarė visus 3 keitimus ir tos sudėties ta komanda, kuri dabar yra aikštėje, bus priversta ir užbaigti šį mačą. Strakhanovičius, jo perdavimas nesėkmingai ir Božinovskis toli smūgiuoja kamuolį į priekį. Bagužis laimi dvikovą prieš Severino. Kvaratskelyje vėl Strakhanovičius, na, visi 3 pastebimi žaidėjai, kurie po keitimo pasirodė FBK Kauno gretose, vėl Strakhanovičius, Kvaratskelyje, perdavimas į baudos aikštelėje, na, iš tikrųjų ne pats protingiausias sprendimas, kurį dabar pasirinko gruzinas ir vėl iš naujo kauniečiai priversti pradėti dar vieną ataką. Mindaugas Bagužis, jo perdavimas Mariui Činikui. Prieš Činiką Usačiovas ir atrodo nuo Usačiovo kamuolys paliks aikštę. Dar vienas kampinis, tai yra statistinis rodiklis, pagal kurį Kaunas turi neginčiamą persvarą. Na, o Vėtros ekipoje 19 numerių, ką tik aikštelėje pasirodęs rungtyniausiantis Robertas Veževičius užima vietą dešiniajame atakos krašte, saugų grandyje ir šis futbolininkas yra 21 metų amžiaus, jis 7 kartus gynė Lietuvos jaunimo rinktinės garbę. O dabar kampinis, nesėkmingai buvo keltas kamuolys iš dešinio atakos krašto ir smūgis nuo varto. Stanislavas Kozirevas, manau, neskubės atlikti šį veiksmą. Antrajame kėlinyje jau prabėgo 25, jau 26 antrojo kėlinio minutė arba 71 susitikimo minutė ir toliau Vilniaus Vėtros klubas pirmauja nuo to momento, kai 15 minutė jau aikštelėje dabar nebesantis Egidijus Juška pirmą kartą nuginklavo FBK Kauno vartininką Mindaugą Malinauską. Dabar būtent jo komandos draugai grąžina kamuolį į žaidimą ir kauniečiams reikėtų paskubėti, jeigu jie nori šiose rungtynėse išplėšti bent tašką, o manau, kad dar tiek futbolininkai, tiek ir Angelas Červenkovas mano, kad nevėlu viską pradėti, jei norima iškovoti ir 3 taškus. Dar maždaug 20 minučių iki šio susitikimo pabaigos. Na, galime pagirti ir Vėtrą, kad komanda, kuri pirmauja, kol kas visiškai nežada atsitraukti gynybą ir radusi bent mažiausią progą stengiasi sukurti ją ir dar labiau padidinti rezultatą. Dabar su kamuoliu Ledesma, iš tokios situacijų jis muša labai daug įvarčių, koks pavojingas smūgis. Dar vienas. Eilinis šiose rungtynėse labai gražus epizodas, šį kartą prie Vėtros vartų, kuris naudos bent šioje situacijoje nedavė ir rezultatas nekinta. Kozirevas, štai žaidėjas, kuris niekur neskuba, o paskubėti šiek tiek gal ir reikėtų. Turbūt dar prisimenate rungtynes tarp Lietuvos ir Gruzijos nacionalinių komandų, kai Žydrūnas Karčemarskas taip pat labai ilgai keletą kartų užlaikė kamuolį ir neįvedė jo į žaidimą. Na ir iškart po to buvo apdovanotas geltona kortele. Veževičius, jo perdavimas Šernui. Panka. Aikštės vidurėje kamuolį jau prašo Božinovskis, jo negauna, gauna Limo Severino. Vis dar Severino su kamuoliu. Šernas, na ir vaikiškai prarastas kamuolys, reikia grįžti Vėtrai į gynybą, o Kaunui reikia kuo greičiau kontratakuoti. Kas Panka ar Strakhanovičius? Atrodo, Strakhanovičius greitesnis, Panka griauna. Tačiau su kamuoliu yra kauniečiai. Tik dėl to rungtynių arbitras nestabdo žaidimo. Rafaelis Ledesma prašė kamuolio, Ričardas Beniušis jo negavo. Mančkava ir nuo Pedro Botelio kamuolys palieka aikštę.
Na, o dabar kauniečiai ir toliau tęsia savo ataką. Mes jau norėjome komentuoti, kad netrukus Donatas Vencevičius galės atlikti dar vieną keitimą, tačiau kol kas rungtynių arbitrai neleidžia naujam futbolininkui pasirodyti aikštėje. Ten aikštės prieigose Evaldas Grigaitis jau pasiruošęs įeiti į aikštę, o štai dabar baigėsi pagaliau kauniečio ataka. Stanislavas Kozirevas sugriebė kamuolį ir netrukus pasiūs jį toli į aikštę nuo savųjų vartų. Kol kas Vilniaus Vėtra išsaugo pergalingą savo rezultatą 2-1. Tačiau, na, manau, kad dar vienas įvartis tikrai bręsta ir į vienus, ir į kitus vartus. Daugybė pavojingų epizodų prie vienos ir prie kitos komandos vartų. Štai kad ir paskutinioji Vėtros ataka. Na, turiu omenyje ne šį epizodą, tačiau prieš keletą akimirkų matyta, kuomet galbūt perlaikė kamuolį vilniečiai. O štai dabar jau pavojingas išpuolis ir prie Kozirevo vartų. Tačiau šį kartą legionierius iš Rusijos buvo greitesnis už Kauno klubo futbolininkus. Ir štai dabar pagaliau galės atlikti keitimą Vilniaus Vėtros komanda ir netrukus aikštelėje pasirodys Evaldas Grigaitis. Dar vienas jaunas futbolininkas, jis pakeis antrojo įvarčio autorių. Štai tokia yra Donato Vencevičiaus taktika. Ar tai reiškia, kad Vėtrai daugiau šiandien įvarčių nebereikia, arba tai reiškia, kad Vėtros ekipoje yra ne tik šie futbolininkai, kurie gali sėkmingai rungtyniauti mušdami įvarčius į varžovų komandos vartus. Neskubėdamas Vitalijus Stankevičius palieka aikštę. Taktika visiškai aiški. Atrodo šiek tiek traumą gavo. Galbūt ir trauma įtakoja jo tokį lėtą aikštės palikimą. Kas žino, Donatas Vencevičius dėkoja savo komandos auklėtiniui. Taigi, Evaldas Grigaitis 14 numeris vietoje Vitalijus Stankevičiaus, o prie aikštės ribų matome dar vieną Vėtros futbolininką, kuris dar turėtų spėti įeiti į aikštę šiose rungtynėse. Tai yra 9 numeris Maksutas Azizi. Šis 20-metis slovėnas rungtyniavo Liublianos Olimpijos ekipoje ir taip pat Rudar Valenie ekipoje bei Slovenijos jaunimo rinktinėje. Kol kas šio futbolininko mes aikštėje nematome, tačiau jis bet kurią akimirką gali ten pasirodyti. O iki antrojo kėlinio pabaigos lieka maždaug 15 minučių. Tai yra lygiai tiek, kad kauniečiai sugebėtų įmušti antrą įvartį arba Vėtra pasiektų trečiąjį. Drąsu sakyčiau, Donato Vencevičiaus sprendimas išleisti Evaldą Grigaitį, žaidėją, kuris beveik neturi praktikos žaisti už pagrindinę komandą, tačiau šios 15 minučių, manau, jam bus aukso vertės. Bent jau dėl praktikos ir viso kito tai tikrai. Rafaelis Ledesma ir Nukris Mančkava, nesutarimai tarp šių dviejų Kauno futbolininkų iš tikrųjų abu šiame epizode sužaidė nesėkmingai. Mančkavos netikslus perdavimas, tačiau pavojingas žaidimas. Dar nesėkmingiau tada sužaidė Rafaelis Ledesma. O dabar jau Nerijus Radžius prasižengė prieš Limą Severino. Na ir šis brazilas, Limas Severino, žaidėjas, kuris paprastai leisdavo laiką tik varžovo aikštės pusėje, vis dažniau grįžta padėti komandos gynėjams ir tai yra visiškai suprantama. Jo komandai reikia išlaikyti esamą rezultatą, jo komanda pirmauja 2-1. Su kamuoliu Beniušius ir vos nepraranda kamuolį, net ir be to šiek tiek užlaikytas kamuolys ir nebėra vilčių surengti greitos atakos. Koks gražus perdavimas Rafaelio Ledesmos komandos draugui Nukri Mančkavos. Mančkavos perdavimas į baudos aikštelę ir atrodo, jog pirmasis Mindaugas Panka vėl ramina žaidimą. Raminti jam reikia. Na, kaip kvailai prarado kamuolį dabar Limas Severino ir po to grubiai prasižengė Mindaugas Bagužis. Šiandien yra visko. Ir pavojingų epizodų, ir gražių momentų, ir pavojingų pražangų, ir įvarčių, ir kortelių. Na, iš tikrųjų, geresnio sekmadienio vakaro turbūt ir nesugalvosi, nei žiūrint, banaliai pasakysiu, futbolo karalių futbolą. Na, o Evaldas Grigaitis dabar yra šalia savo komandos draugo Limo Severino ir šis futbolininkas taip pat pabandys dar šiandien įrodyti, kad Donatas Vencevičius jo pasitikėjo nebereikalo. Kol kas jam dar prie kamuolio šiose rungtynėse prisiliesti nepavyko. Dabar jau Andrius Kerla nuskubėjęs link aikštės vidurio, smūgiuoja kamuoliu galvą link varžovų vartų ir jo komandos draugai ir toliau kontroliuoja kamuolį. Dabar Bobis Božinovskis aikštės viduryje išmaudo iš karto du kauniečius ir po to krinta ant žolės. Jam dabar per kojas kirto Kauno klubo futbolininkai. Dar kartelį netrukus turėtume pamatyti šį epizodą ir rungtynių arbitras apsiriboja tik tai žodiniu įspėjimu. Štai Bobio Božinovskio reidas ir du futbolininkai paguldyti, o po to pražanga vienam iš kauniečių. Tęsiasi Vėtros klubo ataka, perdavimas į priekį, ten kairiuoju kraštu Vėtros klubo futbolininkai, perdavimas ir ten jau smūgis galva ir smūgio autorius 19 numeris po keitimo pasirodęs Robertas Vėželis.
Vencevičius, kaip minėjau, jaunimo rinktinėje sužaidė 7 rungtynes ir šiame sezone atstovaujantis Vilniaus Vėtros klubui. Lieka 12 minučių iki rungtynių pabaigos. Na, antrajame kėlinyje buvo įvykęs nedidelis incidentas, kuomet maždaug porą minučių rungtynių arbitrams teko tramdyti įsikarščiausius futbolininkus, taigi, na, bent jau 3 minutės rungtynių arbitras turėtų pridėti. Na, buvo ir 3 keitimai, galimas ir 4. Tai 3 maždaug, bent jau pagal dabartinę situaciją atrodo, jog turėtų būti 3 minutės. Aišku, iki to laiko reikia sužaisti dar beveik 12, kurios yra iki antrojo kėlinio pabaigos. Ir jei viskas baigsis taip, kaip yra dabar, na, teliks pasveikinti jauniausią A lygos trenerį Donatą Vencevičių. Įspūdingas debiutas oficialiuose varžybose. Na, reikia priminti, jog jis jau vadovavo komandai ir Baltijos lygos ketvirtfinalio mače. Reikia priminti, jog jis komandai vadovavo ir mače su Vilniaus Žalgiriu, tačiau tada jis dar nebuvo paskirtas treneriu, tiesiog reikėjo sudėlioti visus formalumus, dabar tie formalumai jau yra sutvarkyti. Evaldas Grigaitis ir prieš jį, sakykime, protingai prasižengė Nerijus Radžius, iš tikrųjų galėjo kilti nemažas pavojus prie kauniečių vartų, tačiau nugriautas Evaldas Grigaitis ir tuo labai nepatenkintas yra Angelas Červenkovas. Šiam treneriui, skirtingai nei Donatui Vencevičiui, gresia pirmasis pralaimėjimas A lygoje ir, na, bet koks pralaimėjimas prieš bet kurią komandą, aišku, treneriui negali būti ir nebus, neišimtis bus ir Červenkovas negali būti malonus. Na ir žiūrėsime, ar tuo sugebės pasinaudoti artimiausi Kauno klubo persekiotojai. Visų pirma, turiu omenyje Vilniaus klubą, kuris šiandien kol kas rungtyniauja sėkmingai ir rezultatu 1-0 pirmauja prieš savo varžovus. Taip pat Panevėžyje vietos ekranas net 6-1 pirmauja prieš Šilutę. Na ir ekranas taip pat, kol kas esantis 4 vietoje, yra vienas iš realių pretendentų kovoje dėl medalių, taip pat ir dėl čempiono titulo. Nepaslaptis, kad paskutiniaisiais metais būtent tarp FBK Kauno ir Panevėžio ekrano dažniausiai sprendžiamas klausimas, kurigi komanda bus pirma, kuri antra. Kol kas paskutiniajame čempionate sėkmė šypsojasi Kauno klubui ir dabar, kaip Aurimas ką tik minėjo, kauniečiai yra netoli pirmosios nesėkmės šiame čempionate, tačiau dar 10 minučių antrajame kėlinyje ir tiek, kiek pridės rungtynių arbitras. Kol kas po to, kai antrajame kėlinyje pačioje pradžioje kauniečiams pavyko įmušti atsakomąjį įvartį, nei vienai, nei kitai komandai itin pavojingų progų sukurti nepavyko. Vėtros klubas ir toliau laikosi ištikimos taktikos, didelėmis pastangomis stengiasi apsiginti nuo aikštės šeimininko atakų, o po to staigiais kontrišpuoliais bando grasinti Mindaugo Malinausko vartams. Kauniečių taktika visiškai priešinga, jie ilgesnį laiką kontroliavo kamuolį ir didesnėmis pastangomis stengiasi įveikti Vėtros klubo gynybą, tačiau nei vienų, nei kitų futbolininkų taktika kol kas vaisių nedavė. O dabar prie baudos aikštelės krinta Vėtros klubo futbolininkas, tačiau rungtynių arbitras čia pražangos neįžvelgia ir kauniečiai dabar jau greitai stengiasi po baudos smūgio grąžinti kamuolį į žaidimą, nes laikas tirpsta nepaliaujamai. Aikštės viduryje dabar su kamuoliu Kauno klubo futbolininkai ir dar vienas šansas jiem įmušti išlyginamai įvartį šiose rungtynėse. Antrajame kėlinyje aikštės kairėje Nerijus Radžius dažnai padeda savo komandos saugams ir puolėjams stiprinti pajėgas puolime. Taip pat kairiajame atakos krašte mes itin dažnai matome ir Nukrim Mančkavą. Atrodo, jog ruošiasi paskutiniajam keitimui Vėtros klubas. Tai bus apskritai paskutinysis keitimas šiandien, o kai kuriuose stadionuose rungtynės jau baigėsi. Net 3, kurios prasidėjo pusvalandžiu anksčiau nei šis susitikimas tarp Kauno ir Vėtros ir Vilniuje tarp FC Vilniaus ir Atlanto. Galime pasakyti, jog ekranas ir Šilutė taip ir sužaidė 6-1. Ekranas sutriuškino savo varžovus. Visagino Interas 0-2 pralaimėjo Vilniaus Žalgiriui ir turbūt Žalgiriui geresnės šoko terapijos po triuškinamo pralaimėjimo 1-9, kaip kitas varžovas Visagino Interas net ir nesugalvosi. Šiauliai 1-3 nusileido Marijampolės Sūduvai ir Sūduva yra dar viena iš varžovų Kauno ir Vėtros, kuri įtemptai dar kovoja dėl medalių, na ir galbūt net ir dėl pirmosios vietos. FC Vilnius pirmauja 1-0 prieš Klaipėdos Atlantą, likus žaisti 5 minutės ten, na šiek tiek daugiau nei 5 minutės, o čia likus žaisti 7,5 minutės. FBK Kaunas 1-2 pralaimi Vilniaus Vėtrai.
Ir kol jūs girdėjote rezultatus iš kitų stadionų, čia Dariaus ir Girėno stadione Donatas Vencevičius atliko dar vieną paskutinį keitimą šiose rungtynėse ir neblogai šiandien atrodęs Limas Severino užleido savo vietą Maksutui Azizi. Apie šį futbolininką aš kalbėjau, kad jis į Vėtrą yra atvykęs iš Slovenijos ir Maksutas Azizi, 20-metis, 1,83 m ūgio futbolininkas, yra puolėjas ir štai dabar pavojingas epizodas aikštėje ir jūs patys viską matėte savo ekranuose ir dabar žiūrėsime, koks bus rungtynių arbitro sprendimas. Rungtynių arbitro sprendimas yra pražanga Mindaugui Grigalevičiui, tačiau dabar šiek tiek ankstesnėme epizode prasižengė. Iš tikrųjų neprasižengė šiame epizode niekas, tiesiog du Vėtros žaidėjai sužaidė vienas į kitą. Štai jūs puikiai matote, Andrius Kerla dabar nuvertė Pedro Botelijo. Rungtynių arbitras to nepamatė. Štai prasidėjo žaidimas kortelėmis. Puikiai suprantamas dabar yra rungtynių arbitro sprendimas. Evaldas Grigaitis. Žaidėjas, kuris pasirodė po keitimo, spėja pasižymėti, aišku, negerąją prasme. Jis neleido greit įžaisti kamuolio Nerijui Radžiui ir už tai yra baudžiamas. Kortelių pasipylė ir tai jau yra ketvirtasis įspėjimas šiandien. Po 2 kartus buvo nubausta ir viena ir kita komanda. Su kamuoliu Kvaratskelyje aikštės vidurėje kamuolio jau prašo Strachanovičius, įgauna Radžius. Žaidimas persikelia į kairį kraštą. Beniušis, Strachanovičius. Perdavimas dar labiau į vidurį. Ir daug perdavimų, tačiau kol kas apčiuopiamos naudos iš tų perdavimų mes nematome. Mindaugas Bagušis, Rafaelis Ledesma. Ir puikiai žaidžia Bobis Božinovskis. Galima surengti kontrataką, jau prašo kamuolio Azizi. Jis kamuolio negauna, atrodo niekur neskuba Vėtra. Reiktų išmušti kamuolį už šoninės linijos, nes Rafaelis Ledesma ilgai gulėjo ant žaliosios vejos ir tik dabar tai pamatęs Mindaugas Panka nusprendė, jog reikia padėti savo varžovui suteikti pagalbą. Tos pagalbos jau ir nebereikia. Kita vertus, iki antrojo kėlinio pabaigos lieka 5 minutės, kaip beskaudėtų Rafaeliui Ledesmai, ko gero Brazilas ir toliau stengsis išlikti aikštėje. Angelas Červenkovas jo pasitikė ir kitaipgi būtų Rafaelis Ledesma pakeistas. Tačiau šiose rungtynėse jis aikštės viduryje neblogai dirigavo savo komandos veiksmams, atliko nemažai gražių ir efektingų perdavimų, anaiptol jie nebuvo tokie efektyvūs, tačiau akiai gražus futbolas mums buvo demonstruojamas. Neblogai šiandien rungtyniavo aikštės viduryje ir Vilniaus Vėtros klubo futbolininkai ir būtent jie kol kas šiose rungtynėse pirmauja rezultatu 2-1 ir esame labai netoli to, kad FBK Kauno futbolininkai patirtų pirmąją nesėkmę šiose Lietuvos futbolo A lygos pirmenybėse ir pirmąją nesėkmę kauniečiai patirtų po įspūdingos pergalės Baltijos čempionate ketvirtfinalyje, tačiau ši nesėkmė būtų patirta savo gimtajame stadione. Ir dabar dar vienas baudos smūgis link Stanislavo Kozirevo ginamų vartų. Rafaelis Ledesma prie kamulio iš aikštės dešiniojo krašto. Netrukus pamatysime pavojingą epizodą ir Dariaus ir Girėno stadione susirinkę aistruoliai skanduoja ir prašo įvarčio. Kamuolys skersuojamas link Kozirevo vartų, tačiau šį kartą nuo kauniečių jis palieka aikštę ir Stanislavas Kozirevas dabar gali neskubėdamas grąžinti kamuolį į žaidimą, tačiau net nebejoju, kad tą mato rungtynių arbitras ir Kozirevas štai už tokius veiksmus gali užsidirbti geltoną kortelę. Ir dabar galima turbūt lažintis, ar gaus Kozirevas tą geltoną kortelę. Panašu, kad ne. Bent jau šiame epizode tikrai, tačiau iki rungtynių pabaigos dar 3,5 minutės, po to dar 3 arba 4, kurias pridės rungtynių arbitras ir tada 14 turo rungtynės tarp FBK Kauno ir Vilniaus Vėtros bus baigtos. Dabar sužaistos 87 minutės. Kauniečiai 1-2 pralaimi Vėtrai. Šių rungtynių pagrindinė statistika: 15 minutė Egidijus Juška 0-1, 26 minutė Vitalis Stankevičius 0-2 ir 47 Mindaugas Grigalevičius 1-2. Tas pats Grigalevičius dabar prie kamuolio baudos aikštelėje. Pavojingas epizodas, perdavimas, kamuolys išlieka aikštėje ir spės Marius Činikas prie kamuolio. Taip jis tai padaro prieš Usačiovą. Perdavimas į baudos aikštelę, ten daugiau Vėtros žaidėjų, Mindaugas Grigalevičius ir Robertas Vedževičius. Kuo toliau kamuolį nuo savo vartų, tai taip pat yra visiškai suprantama. Darius Anajevas ir atrodo baigėsi, bent jau trumpam baigėsi Kauno šturmas.
Strakanovičius, vėl su kamuoliu kauniečiai. Pavojingų atakų šiandien mes matėme tikrai labai daug ir jei bandytumėm įvertinti, ar Vėtra šiandien, jei nugalės pelnytai, na, mes apie tai galėsime nuspręsti šiek tiek vėliau. Kol kas 2-1 pirmauja Vėtra, Kaunas toliau rengia savo varžovų vartų šturmą. Na, kita vertus, pirmajame rungtynių kėlinyje buvo daugiau pavojingų epizodų tiek prie vienos, tiek prie kitos komandos vartų. Štai dabar Kauno šturmas tęsiasi, dar vienas smūgis į Stanislavo Kozirevo ginamus vartus ir dar kartelį kamuolys praskrieja šalia kairiojo virpsto ir šį kartą kauniečiams nepavyko išlyginti rezultato, lengviau gali atsikvėpti Vėtros klubo futbolininkai, jie kol kas arti to, kad pirmą kartą šiame sezone atimtų taškus iš praėjusių metų čempiono. Taigi dabar Stanislavas Kozirevas vėl smūgiuoja kamuolį į žaidimą ir Vėtros klubas mažomis pastangomis tiesa, tačiau vis dėlto bando regzti ataką prie Mindaugo Malinausko vartų. Dabar kamuolys iki jo vartų nenuskrieja ir dar kartelį stabdomas žaidimas. Vienas iš Vėtros futbolininkų rankas sužaidžia ir kauniečiai čia pat grąžina kamuolį žaidimą. Alechas Strakanovičius perdamas į dešinį atakos kraštą. Ten Marius Šinikas, smūgis į vartus ir Alechas Strakanovičiaus įspūdingas smūgis ir įspūdingai žaidžia Stanislavas Kozirevas. Dabar išsmūgiuoja kamuolį nuo savųjų vartų ir dar Vėtros klubo futbolininkai sugeba išsaugoti kamuolį. Pedro pirmasis suskubo prie jo, o čia jau visi įvykiai persikelia prie Mindaugo Malinausko ginamų vartų. Dabar kauniečiai dar kartelį kairiuoju kraštu. Rafaelis Ledesma. Na štai koks Kauno šturmas. Užspęstas iš karto yra dviejų futbolininkų aikštės kairiajame krašte Rafaelis Ledesma. Ten Andrius Kerlas sėkmingai žaidžia prieš Brazilą ir dabar pats Rafaelis Ledesma galės iš kairio atakos krašto kelt bemaž trečiąjį kampinį iš eilės. Štai per pastarąsias maždaug 10 minučių Rafaelis Ledesma, jo keliamas kamuolys dar kartą sėkmingai žaidžia prie savųjų vartų Vėtros klubo futbolininkai ir dar kartelį Rafaelis Ledesma kelia kamuolį. Baigėsi 90-oji susitikimo minutė ir rungtynių arbitras išraiškingų gestų parodo, kad dar 3 minutės abi komandos rungtyniau šiose rungtynėse. Koks pavojingas epizodas ir čia Fortuna šypsosi jau Stanislavui Kozirevui. Dabar kamuolys, na sakykime taip, po nesėkmingai atšokęs tiesiog nuskrieja tiesiai Stanislavui Kozirevui į rankas ir jo smūgiuotas kamuolys labai toli, bandant rasti ten 1-1 likusi Evaldą Grigaitį, tačiau smūgis buvo per stiprus ir dabar jau puolėjo funkcijas bandęs atlikti Evaldas Grigaitis taip pat skuba į gynybą padėti savo komandai išsaugoti pergalingą rezultatą, kurį Vėtros klubas įgijo dar pirmajame kėlinyje, po to tiesa antrajame po labai sėkmingo Angelo Červenkovo keitimo. Kauniečiai sugebėjo sušvelninti persvarą ir po to, kai Grigalevičiui pavyko įmušti atsakomą įvartį, kauniečiams antrą kartą Stanislavo Kozirevo nuginkluoti nepavyko. Taigi, jau 91 susitikimo minutė eina į pabaigą. Na, dar 2 minutės kauniečiai turi šansų išgelbėti šias rungtynes ir pelnyti bent tašką. Priešingų atveju Vilniaus Vėtra išsiveš iš Dariaus ir Girėno stadiono 3 taškus ir šiek tiek pagerint savo turnyro padėtį. Kol kas Vėtros futbolininkai buvo 6, taigi jeigu jiems šiandien pavyktų iškovoti pergalę, jie turėtų 22 taškus ir pavytų Panevėžio Ekraną. Tačiau Panevėžio Ekranas šiandien namuose net 6-1 sutrypė Šilutės ekipą, taigi panevėžiečiai turės 25 taškus ir vos 1 tašku atsiliks nuo 3 vietoje esančio Vilniaus Žalgirio. Tačiau galbūt dar nereikėtų skubinti įvykių, dar turi šansų kauniečiai per pusantros minutės pelnyti antrąjį įvartį. Tiesa, Vilniaus Vėtra taip pat dar turi galimybių pasižymėti ir trečią kartą, o štai dabar dar vienas kontaktinis futbolo epizodas aikštės kairiajame krašte ir čia jau neleistinai žaidžia Kauno klubo futbolininkai. Vienintelį įvarčio autorius Stanislavo Kozirevo ginamus vartus Grigalevičius dabar neleistinai žaidžia prieš Vėtros klubo futbolininką. Dar kartelį šis epizodas buvo jūsų ekranuose ir Mindaugas Grigalevičius 92 susitikimo minutė yra baudžiamas geltona kortele. Štai toks yra rungtynių arbitro Gaigalo sprendimas šiame epizode ir Vilniaus Vėtros klubui tai
padeda sutaupyti dar šiek tiek brangaus laiko ir vis mažiau ir mažiau šansų aikštės šeimininkams išgelbėti šias rungtynes. Prasidėjo jau paskutinioji pridėto laiko minutė ir bemaž paskutinysis šansas kauniečiams įmušti antrą įvartį šiose rungtynėse. Beniušis, jis aukštesnis, jis sėkmingai žaidžia galvą ir dabar krinta baudos aikštelėje Kauno klubo futbolininkai, tačiau rungtynių arbitras švilpukas tyli, o štai čia dar vienas nesusipratimas. Dabar jau Stanislavas Kozirevas pirmasis sugriebė kamuolį ir nepatenkintas Ričardas Beniušis bando aiškintis santykius jau nebe futbolo veiksmais. Na, dabar stebėsime, kuo baigsis štai šis epizodas. Andrius Skerla čia pat ir Stanislavas Kozirevas pirmieji buvo prie kamuolio ir Ričardas Beniušis jau šiek tiek vėliau bandė aiškinti santykius su Stanislavu Kozireviu. Na, be abejo, Ričardo Beniušio nepasitenkinimą sukėlė ir Grigalevičiaus griūtis baudos aikštelėje, tačiau rungtynių arbitras švilpukas skelbia, kad 14 turo centrinės rungtynės tarp Vilniaus Vėtros ir Kauno FBK klubo futbolininkų baigėsi svečių iš Vilniaus komandos pergalę rezultatu 2-1. Pirmajame kėlinyje du kartus Vilniaus Vėtros klubo futbolininkai, iš pradžių Egidijus Juška, po to Vitalijus Stankevičius pelnė 2 įvarčius, po to antrajame kėlinyje po keitimo pasirodęs Kauno klubo futbolininkas Mindaugas Grigalevičius sugebėjo sušvelninti rezultatą ir tai buvo viskas, ką pavyko šiandien sukurti futbolininkams. Na, kągi, bet kuriuo atveju mes pamatėme gražų futbolą ir tenka tik pasveikinti Vilniaus Vėtros klubo vyriausiai trenerį Donatą Vincevičių su įspūdingu jo debiutu Lietuvos A lygoje. Jo komanda šiandien sugebėjo išplėšti pergalę prieš čempionato lyderį FBK Kauno klubą. Nepaisant pralaimėjimo, kauniečiai ir toliau išlieka turnyro lentelės lyderiai. Jie ir toliau buvo susikrovę net 5 taškų persvarą prieš artimiausią persekiotoją Vilniaus klubą, tačiau šiandien Vilniečiai yra arti pergalės prieš savo varžovus, taigi jeigu jiems pavyktų iškovoti pergalę, tuomet Kauno ir Vilniaus klubus skirtų 2 taškai, tačiau kol kas kauniečiai turi iškovoję 32 taškus. Minėjome, kad Žalgiris pirmauja prieš savo varžovus ir jie turi 26 taškus. Panevėžio Ekranas jau iškovoja pergalę prieš Šilutę. Tai reiškia, kad panevėžiečiai jau turės 25 taškus ir na, dabar jūs savo ekranuose dar kartelį matote šio mačo įvarčius. Egidijus Juška, tai buvo pirmasis įvartis į Mindaugo Malinausko ginamus vartus ir Mindaugas Малинаускас buvo бегик. Что, тренер, можете сказать об этом матче? Вы сами увидели, как судьи выходят из поля. Публика очень недовольна, потому что они опять не хотели увидеть, когда у нас штрафные, и они не судили как нужно. Но все равно мы сделали в этот матч большие ошибки, и поэтому получился такой счет. Спасибо. FBK Kauno vyriausiasis treneris Angelas Červenkovas. Na, kągi, gerbimieji futbolo aistruoliai, jūs ką tik matėte ir girdėjote, ką apie šias rungtynes